Art Star gimė prieš 3 metų, supažindinti Mažeikių miesto visuomenę bei Mažeikių dailės mokyklos su profesionaliuoju menu. Buvo toksai tikslas, kad vaikai pasisemtų kūrybinio įkvėpimo, taip pat pamatytų, kad kūrybinių objektų gali būti bet kokia mūsų, bet kas mūsų supa, tiesiog ta visa mūsų aplinka. Projektas tikrai pasiteisino, labai džiaugiamės įvykusiais gyvais susitikimais su kūrėjais, su vizualaus meno kūrėjais, taip pat dirbtuvėmis, nes vaikai tikrai patyrė pačių įvairiausių kūrybinių įkvėpimų. Start projekte pristatinėsiu, ką studijų metais, iki dabar, sakykime, nuveikiau taikomosios skulptūros srityje, šiek tiek užsiminsiu apie piešimą, nes irgi nemažai laiko teko skirti šiai meniniai praktikai. Jeigu ateina žmonės pasiklausyti, susipažinti su to, kas yra, turbūt aktualu susipažinti, galbūt patys pajaus polinkį į tai. Šiandien aš pristatysiu taikomosios dekoratyvinės dailės šaką juvelyriką. Man pačiai svarbu, kad ateitų tie, kam patinka ir kas domisi. Mes šiandien dirbam su video performansu nuo idėjos iki įgyvendinimo. Video performansas yra toks labai geras dalykas vaikams, kadangi jie naudoja tokią mėgstamą savo priemonę kaip mobilų telefoną ir geras būdas išreikšti kažkokį jausmą. Vaikai čia susirinkę žais su įvairiomis formomis, plokštumomis ir spaus kaip kokioj scenotipijoje ar fotografiniu būdu įvairiausius atspaudus tiek ant popieriaus, tiek ant tekstilės. Užtat aš ją taip vadinu eksperimentinės tekstilės technikos su augaliniais dažais. Tai augalinis dažas čia atsiranda granatas. Tekstilė ypatingai, jeigu natūrali, ar tai medvilnė, linas, ar šilkas, jinai puikiai priema augalinį dažą, tai šiandien tą ir pabandysime. Turbūt vienas iš tokių dalykų labai, kurie visą laiką fantaziją uždega, tai yra animacija. Ir iš tikrųjų čia mes naudojam tokį unikalų animavimo principą, kada miniatiūrinė silikono lėlė juda ją spaudžiant tarp permatomų stiklų. Tas animavimas visada patraukia labai stipriai vaizduotę, pažadina, norisi judėti toliau ir daugiau. Silikono teatras yra apie gyvenimą. Tai yra teatras, kuris nesiremia dažniausiai pasakom ir nesiremia kažkokiais įprastais literatūriniais tekstais, bet jisai ima kasdienybę ir atveria toje kasdienybėje tokius plyšius, pro kurios tokie įdomus skersvėjai patraukia. Truputį bandam padaryti tapybą nenaudojant dažų, bet naudojant sluoksniavimą, kuriant savo santykius, spalvas, dydžius, formas, savo kažkokius fantastinius peizažus. Aš manau, kad vaikam, kaip ir suaugusiems lygiai tas pats, yra labai svarbus toks atradimo džiaugsmas. Tai jeigu kasdien mes vis tiek daugiausiai naudojam tas tradicinės tokias priemonės, pieštukai, dažai, tai labai svarbu yra išsimušti iš to ritmo ir atrasti kažką tokio ir daryti tai, ko niekad nedaręs.